Kalbėsit, vaikai? Kalbėsit? Negirdžiu nieko. Kalbėsit? Kalbėsim, gerai. Kas čia yra? Gerai? Pomidoras, taip? Dedam. Toliau žiūrim. Kas šitokia oranžinė ir auga darže. Morka. Žiūrint iš šalies viskas atrodo taip paprasta. Morka, pomidoras, agurkas. Rodos mūsų vaikai jau žinojo, kaip šios daržovės vadinasi vos vaikščioti pradėję. Atrodė, kad kitaip ir būti negali. Mums, sveikiesiems, bet ne šiems mažyliams, kurie gyvena tylesnėme pasaulyje. Kai kurie iš jų net savo vardą pirmą kartą išgirdo tik per klausos aparatus. O šiandien jie jau kalba. Gal kiek garsiau nei jų bendramžiai, bet gana aiškiai. Ir kaip džiaugiasi, kai sugeba atsakyti. Girdi? Girdi? Sėsk. Girdi? Susuk, paklausyk. Rugilė, paklausyk. Klausyk, ką pasakysiu. Šalta. Dar apsisuk. Saulė. Surdopedagogė Ramunė Saulėnienė labai didžiuojasi savo auklėtinių pasiekimais. Jau keletą metų Lietuvos sutrikusios klausos vaikų ikimokyklinio ugdymo centre Vilniuje su specialia FM sistema dirbanti moteris sako, kad jiems labai smagu. Kartu ir mokosi, ir žaidžia. Buvo labai įdomu, kai ją gavom, darėm visokiausius eksperimentus ir jiems patiems vaikams buvo toksai didelis susižavėjimas, kad aš, sakykime, stoviu visai kitoje patalpoje, jie manęs nemato ir jeigu aš taip paprastai kalbėčiau, jie klausos aparatais nepriimtų tos informacijos. Bet jiems įdomu, kad aš ten kažkur toli, aš jiems sakau ir jie viską girdi. Ir jų toksai buvo, vaikų reikėjo pamatyti akis didelis ir aš girdžiu, ką tu sakei. Girdėti padedančios FM sistemos veikimas labai paprastas. Siųstuvas ir imtuvas. Kalbančiojo balsas perduodamas tiesiai į klausos aparatus, todėl klausančiojo nebetrikdo pašaliniai garsai. Čia net ne vien tik tai namuose, bet kas mane pavyzdžiui žavi šitoje sistemoje, kad lauke einant gatve, tėvai gali kalbėti su vaiku ir, sakau, negirdi, tada vaikas girdi konkrečiai, kas jam yra sakoma. Nereikia žiūrėti, nes neprigirdintis vaikai, klausos negalią turintis vaikai, jie paprastai žiūri į lūpas, į veidą. Ir kad geriau suvoktų žodžius, ką tu jam sakai. O čia, kadangi viskas eina tiesiai klausos aparatus, tai jiems netrukdo vėjas lauke, jiems netrukdo mašinų triukšmas. Deja, šie aparatai brangus, o ligonių kasos juos kompensuoja tik nuo mokyklinio amžiaus. Nors pasak gydytojų nauda akivaizdi, neprigirdinčių vaikų tėveliai jų įsigyti neįstengia. Vaikams šitą sistemą kompensuoja nuo 7 metų, bet dabar esant ankstyvai klausos pažeidimų diagnostikai, vis mažesniems vaikams mes nustatom klausos pažeidimą ir vis mažesni vaikai naudoja klausos aparatėlius. Ir mažam vaikui, kuris tik tai mokinasi kalbėti, labai svarbu kuo daugiau girdėti kalbos. Ir dėl to mes siūlom FM sistemą naudoti ne tik ugdymo įstaigose, ne tik darželį ar mokyklai, bet ir namuose, kur būna geresnis sąlygos bendrauti su tėvais didesniu atstumu ir tokiu būdu pagerėja sąlygos atsitiktiniam mokymuisi ir kalbos vystymasis gerėja. Tai, kad FM sistema padės tobulėti jo sūnų įsitikinusi ir Dovydo mama. Nors berniukui vos prieš metus buvo diagnozuota klausos negalia, jis jau mėgina lipdyti sakinius. Galima tik įsivaizduoti, kaip vaikas kalbėtų dabar, jeigu jo bėda būtų surasta dar kūdikystėje.
Lietuvoje nėra visuotinos naujagimių klausos patikros programos. Europoje kiekvieną gimusį naujagimį gimdymo stacionare patikrina klausą otoakustinės emisijos tyrimų. Ir tada vaikeliams, kuriems tas tyrimas buvo neigiamas, siunčiami toliau į klausos centrą tirti klausą. Vaikeliam, kuriam klausos patikra buvo teigiama, tai neįtariama, kad klausa yra pažeista ir netoliau netyriami. Pradėjome eiti darželį 1,5 metų ir aš vis, kodėl nekalba? Tai ne pas gydytoją, tu sakai, nekalba. Kas čia yra? Hiperaktyvus, vaikas aktyvus, jisai tuo momentu susikoncentruoja, tarkim, žaisdamas ir tu jį gali kviesti, nekvietęs. Ir visus metus mane taip ramino, galų gale aprėkė, mama, ko tu čia kabinėjais, tavo vaikas yra normaliausias, aktyvus, viskas čia praeis, ateis, dar berniukas, viskas į tą ir nuėjo. Bet kažkaip vis neramu. Ar darželį prasidėjo problemos. Vaiko niekas nesuprato. Tai jisai reiškėsi, kaip jisai sugebėjo, pradėjo kandžiotis. Ir dėjom iki to, kad dėjom į raidos centrą. Ir tenais bendravom su gydytoja, kuri pasakė, galbūt kažkas tai yra negerai, sako, kodėl jis yra prasižiojęs. Ar visada tai būna. Ir mes kažkaip nelabai atkreipiam dėmesį turbūt į tai, nes tu nežinai ir nekreipi. Sako, nueikit pas Laurą pasižiūrėti. Nuėjome į polikliniką pas floristą, apžiūrėjo, sako, yra adenoidai, reikia išoperuoti. Ir kažkaip jinai atsistojo už nugaros mums ir suplojo. Ir jisai nieko, jokios reakcijos. Tada jau pradėjo suktis mintis, kad kažkas yra negerai. Nusiuntė į santariškas. Santariškose padarė pirminius tos tyrimus. Nesakė nieko. Bet iš gydytojos ir sesutės reakcijos matėm, kad kažkas yra ne taip. Mes bandėm klausti, bet nepasakė nieko. Reikia giliau patirti, ištirti. Taip ir liko. Ir jis sako, ar galėsit čia per 3 dienas atsigulti į ligoninę, susitvarkyti ten visus tos medicininius dalykus. Ir mes viską greitai atsigulėm. Padarė tą bera tyrimą, tuo pačiu adenoidus išoperavo. Ir taip sužinojom, kad yra taip. Ir gydytoja pasakė, klausos nėra. Visiškai. Tuo metu buvo labai sunku. Atrodo, kad visas pasaulis sugriuvo. Ir galvoju, kodėl tau, kodėl tavo vaikui, kaip toliau gyventi reikės. Atrodo, kad, sakau, būtų kažkas smeigęs peilį į širdį ir po šią dieną ta žaizda kraujuoja. Nes tu susiduri su aplinka. Niekas tavęs, tarkim, nepriema. Eini toje pačioje parduotuvėje. Ko tu čia rėki? Negali tyliau. Jokio supratimo, tai yra vaikas. Ir visi su savo tom replikom tokiom skaudžiom. Skaudu yra. Taip ir metai, taip ir gyveni su ta pačia. Su to pačiu skausmu. Žinau vieną, sako Daiva. Nors ir labai skaudu, privalome neverkšlenti, o dirbti. Kasdien, kiekvieną dieną, kiekvieną valandą. Ir namuose, ir darželyje. Aš iš karto ėjau į pamokėlės pas Dovydą darželį. Mokytoja labai padėjo, man aiškino, kaip reikia su tokiu vaiku dirbti, kad pačiam reikia labai daug persilaužti. Daug ko išmokti. Kaip tą vaiką mokyti, kaip su juo elgtis, kaip bendrauti. Kas čia? Tėti. Kur tėti? Ne? Ne čia. Čia verčiam puslapį kitą. Opa. Tėti. Čia tėti. Šaunuolis.